Sveiki! Žinot ką? Šiandien aš tiesiog pagalvojau, kad noriu pasidaryti tą labai trending tą Caroline lėlę. Iš to Caroline filmuko, ta prasme. Ir ją atkartot ale kaip save, bet nelabai save, nes aš nemoku siūt drabužių, tai tiesiog bandysiu drabužius padaryti kaip išeis. O visa kita, tai va, plaukų spalva geriausiai, ką galėjau atitaikyti. Plaukai. Tadam. Tada sagutės. Jos rudos, mano akis, kad neapsisunkint, tarkim, rudos. Šiaip jos tokios hazel, žaliai rudos. Good enough rudos. Tada turim klėjaus, modelino. Niekada gyvenime nesu dirbus su modelinu, neįsivaizduoju, kaip čia dabar bus viskas. Ir beje, reikės laukti, kol uždžius, tai... Bet šiandien padarysim the basics, tą patį pirmą stepą, kūną, kuriam prireiks vėlos. Čia šiltautas mano draugė, jinai man paskolino vėlos. Dar turiu va teptuką, bet jis tik tai galas, kad man reikės galo padaryti tokiam daubutėm akim. Ir gal viskam kitam, nes aš šiaip nagus biški turiu, tai neišeis man labai sklandžiai, turbūt be nagų tam modelinį išlipdyti veidą gražiai. Anywho, aš nežinau, nuo ko pradėti. Aš įsivaizduoju, kad man gal reikėtų atsikirpti vėlos. Kaip po galais ją dabar man atskirti? Pala. Turiu savo penalą. Pasimsiu žirklės. Čia gal daugiau replyčių kokių reikėtų, bet aš labai tingiu eiti ieškoti replių. Tai pažiūrėsim, ar šita vėla atkirps mano žirklės. Nes šiaip tai šita vėla yra gan plona. Tikrai plona. Galim tęsti. Aš nežinau, kaip turi būti. Ne, kūnas. Tarkim, va koja. Tarkim, ne, čia koja. Čia kažkur kaklas. Na gerai, bandau kažką čia. Suku, nežinau, darau. Visokių tokių turbūt pridaryti. Kaip čia man reikia, žinai, ne. Ir tada bandau sukamaisiais judesiais bandyti kažkaip čia dabar tą vieną koją padaryti. Ir padaryti kitą koją ir tada rankas dar kažkokiu būdu ten. Aha, jau konstruoju kažką, jau konstruoju. Va, vieną koją turi ir kūną ir čia galva bus. I'm facing some issues with the cracks. Jo, aš nežinau, kaip juos sulyzinti. Bijau bandyti šlapinti, nežinau, gal su kaklu reikia pamėginti, nežinau. Griaučius pasidariau, dabar reikia kažkaip bandyti man biškį labiau šeipinti viską. Vieną ausį va pridėjau, dar vienos reikia. Jeigu su kaklu pavyks sulyginti tuos krakus, tai reikės ir visur čia sulyginti. Ir pavyzdžiui, nosis, Krakai beveik dingo, čia gal dar biškį palyzinti reiks, bet tikrai geriau. Tai jo, vanduo labai padeda, labai patariu. Ir nosį kažkaip, nežinau, man čia toks dadėti reikia to modelino. Eisiu ausį dakabint. Labai nelietuviškai šneku, žinau. Net pačiai kažkaip keista. I think that's the best I can do. Palieku džiūti. Mano pirštai. Ir tai čia daug nuplauta. Nėra, kad viskas lygu, bet I can't do anything about it. Tai kol dabar lauksiu, o tai turbūt kokią gerą dieną, tai tiesiog rytoj sugrįšiu prie šito. Per tą laiką man reikia susirasti momento klijų. Nes, kiek girdėjau, plaukus klijuot ar ten, kad ir ką kitą klijuot su karštais klijais nelabai limpa, sakė. Ir tada sugalvot, kaip padaryti kūną iš ko. Laukia daug darbo. Copyrightas? Anywho. Praėjo po paskutinio klipo, kurį matėte, gal mėnesis. Aptingau. Dabar noriu šitą nesąmonę, šitą ateivį, kuris kietas kaip akmuo, by the way. Tikrai užkietėjo. Spalvinu su šešėliais, nes aš maks tingiu dažyt. Ir šiaip nežinau, kaip kiti daro. Atrodo, kad nesidažys ant tokio slidaus paviršiaus, ta prasme. Dabar murzalioju ir biški darosi odos spalva.
Tas veidas yra šiaip toks baisus, man jis tai baisiai gavosi ir aš nežinau, kodėl jūs man ne vienas to nepasakė. Ta prasme, čia toks epic failas, bet aš noriu pabaigti, nes, nežinot, ką gyvenime pradedi, tą būtinai reikia pabaigti. Boom. Jeigu nori tutorialą how to do it, just smash the brush all over the face, yeah, just like that, O po to padarysiu gal kokius šešėlius, dabar tai reikia bent jau kažkokią spalvą, kad įgautų. Ir kas svarbiausia, tokie kaip ir krekai matosi. Ir atrodo, kad vapšė ne ta spalva čia, bet ir gal ir gerai, nes tipo aš Halloween'ui šitą lėlę turėjau daryti. Tai tipo jinai turėtų tipo kaip ir išėjti tokia biški tokia nejaukiai, kur tipo atsikels naktį ir tave apsės. Bet ir tai, čia lengviausia dalis. Reikės drabužius pasiūt. Honestly, at this point, tiesiog nueičiau ir nupirkčiau tiesiog lėliai drabužių ir tada tiesiog raščiau tokį maždaug dydį ir aprengčiau. Nes honestly, fun fact about me, man labai nepatinka siūt. Nemėgstu, nemyliu, nepatinka vapšė. Tipo, nežinau, aš turiu džinsų medžiagos. At this point, tokia ugly bitch, you look nasty. Bet įdėsim akutes, padarysim kontūriuką, ant akiukus, somehow, kontūras. Vo. Snatched, bitch, snatched. Tokia pas mane ir paletė, čia pas mane daugiau spalvotų spalvų, negu tokių nude, neutralių, tai, realiai, that's what I'm working with. Tai sugrįšiu dar po mėnesio, kai būsiu padarius dar ką nors. Ir tu savęs negirdi nuo muzikos. Dariau va tokį prototipą, gražiai susiūtą iš šonų, visą kitą. Specialiai šičia palikau va tarpą didelį, kad galėčiau galvą įkišt. But my brain cells said, just there. O kaip pro va šitą skylutę, nes aš norėjau pagal kūną. Šita medžiaga kaip ir normaliai tamposi, ne tiek normaliai. I'm cooking, okay? Dedu maikę per kelnes. Viskas įmanoma, jeigu to nori. Bele ką, senė. Va, kokia stileiva, lemenytė ar whatever, kaip kad ir kas čia bebūtų. Iškiai atrodo, kaip iš namų išveita. Geriausia yra visam šitam drabužių darime išversti tą prakeiktą drabužį į kitą pusę. Nes jie tokie maži, mano pirštai jau tiesiog skauda. Išverčiau tiek, o čia biškai netyčia praplyšo. Honestly, kreipkitės, stilistė jau čia. Dizainerė. Drabužių dizainerė. Va, tokį va. Aš aišku labai tingėjau sutvarkyti tos kraštus, bet who cares? Džinsai kaip džinsai, da formikė turi. Tai gal čia biškai dar kažkas išlindė. Sunkus vertimas buvo, žodžiu. Aš tikrai rankų ir kojų nedarysiu ir patų jokių. Ir step liko plaukus padaryti. Per 2 valandas padariau va. Ačiū, baigų. Tai šitai sesijai reikės moment klijų, kurie yra maks mažiai ir man net ranka dreba, kai aš turiu su jais kažką atklijuoti tokio mažiuko. Tiek kruopštumo per tiek daug laiko aš apturėjau. Tai dabar mano planas toks, kad man reikia surasti galą visų pirma siūlo. Ne, bet šiaip rimtas, o kur galas? Ką man nusikirpti tiesiog? Kur? Ne, bet gerai. Žinau, dabar bus weird angle, bet šitaip aš įsistačius lėlę tarp kojų. Pala, kad man šviestų. Tada va pasiemu klijus, tepu klijus, pasiemu siūlą, ar ne, ir tada, kad pirštų neišsitepliuoti, va su šito va užspaudžiu. Tai va, tai so far darau taip, aš nežinau, kaip šitą vietą užpildyti. Tai net nežinau dabar kaip daryti. Aš tiesiog greičiau pabaigti. That's it.